Ir vėl tariu jums garbė Jėzui Kristui. Būti išrinktų, būti svarbiu, būti ypatingu, būti palaimintu, būti daugiau. To galėtume pasakyti trokšta pasaulis. Tačiau jeigu sakytume, kad to trokšta tik pasaulis, iš tiesų klystume. Nes to trokšta kiekvienas žmogus. Ir to trokšta taip stipriai, kad kartais netgi pasiduoda destrukcijai. Bando atsistoti, demonstratyviai atsistoti paskutinėje eilėje. Bando parodyti, koks žmogus yra, paskutinis, koks yra nesvarbus. Ir tai demonstruoti taip stipriai, kad per tai susilauktų dėmesio. Būti svarbiu, būti išrinktu, būti ypatingu yra įrašyta mūsų širdise. Tačiau mes turėtume labai aiškiai suprasti, kad nepriklausomai nuo to, kai pasaulis bando tapti ypatingais, bando tapti svarbiais, bando tapti nepakartojimais, per tai, ką žmogus daro, per tai, ką žmogus pasiekia, ne tai padaro mus ypatingais, ne tai padaro mus svarbiais, ne tai padaro mus nepakartojimais. Nepakartojimais, svarbiais ir ypatingais mus padaro tas palaiminimas, kuris kyla iš to, kad esame išrinkti Dievo, kad esame Dievo vaikai ir dėl to galime džiūgauti. Tai yra atliepas į giliausius mūsų troškimus. Būti palaimintais, būti išrinktais, būti tikrai nepakartojimais, nes kiekvieną iš mūsų Dievas sukūrė nepakartojimu. Taigi džiūgaukime tuo, kad esame nepakartojami ir išrinkti Dievo akyse. Ir niekas pasaulyje nesugeba jūsų perkalbėti arba įtikinti kažkuo kitkuo. Dievas jūs išsirinko, Dievas jūs pašaukė. Dievas padarė savo vaikais ir dėl to esate palaiminti, dėl to esate išrinkti, dėl to esate ypatingi ir nepakartojami. Palaimingo sekmadienio, su Dievu.